Sveiki, mėlyje. Su jumis Sandra, su jumis kanalas Savęs pažinimo, pabudimo kanalas, mėlyje. Džiaugsmą, gėrį nešantis, norintis tiesos ir tikrumo, kas norite žydėti, spindėti vidumi, kas norite susikurti gražų savo vidinį pasaulį, kviečiu pas save. Ir be kortų, ir su kortomis įvairiausių paslaugų turiu, kam kažkokie klausimai neaiškus dėl savojo gyvenimo. Viską čia pas mane surasite, atrasite visus atsakymus. Dabar ateinu su tema. Tema bus, kokį pėdsaką tu palikai žmogaus gyvenime. Nesvarbu, ar tu turi pauzę su tuo žmogum, nesvarbu, kokie santykiai yra aplamai. Pasižiūrėkime, kam ši tema tokia tiktų, kokį pėdsaką tu palikai žmogaus gyvenime. Gal žmogus kažkoks pabudo, atsimerkė, kitomis akimis pradėjo žiūrėti į pasaulį, nes sielos pabudimas yra būtinas kiekvienam žmogui. Vieni greičiau pabunda, kiti vėliau, mėlyje. Gal tu supažindinai žmogų su savaja šviesa, kur giliai glūdėjo jo viduje, o jis jos bijojo. Gal, mėlyje, dar kažką čia mes atskleisime. Pasižiūrėkime aplamai, kas jūs esate, kam tiktų ši tokia tema. Žmogus, kuris šiandien išgyvena kažkokią tai transformaciją, proveržį, suka laimės ir likimo ratą. Laimės ir likimo ratas yra pasuktas į ten, kur Dievas veda, mėlyje, girdėti savąją sielą, nes įsikišusi dieviškoji tvarka pas jūs yra. Mėlyje, čia žmogui tiks tokiam, kuris po transformacijos, kuris išgyvena transformaciją, kuris išgyvena proveržį, kurį gyvenime įsikišęs Dievas, dieviškoji tvarka ir kviečia atstatyti pažeistą balansą, laikytis balanso. Ir sako, žmogus patiria didelės metamorfozės šiandien, jo keičiasi būsena, kūnas, gali kažkoks tai reiškiasi pereiti nuo kažkaip tai mityba gali keistis, kūno struktūra, kažkokios galingos metamorfozės. Užsibaigė vienas ciklas, ateina kitas. Taip, kad, mėlyje, 8 monetos krenta. Kažkas eisite ir į savus pašaukimus, kažkas jau pažindinatės su savimi, pradedate mylėti save, dirbate mylimus darbus. Ir čia žmogus kviečiamas kažką gražaus ir tautai pasakyti. Jūs turite ką pasakyti gražaus. Taip, nes jūs, kas mane žiūrite, galite žiūrėti vyriausiosios žynės, dirbančios su energija, hipnoterapiją atliekantys, čia, mėlyje, su energetiniais darbais susiję. Vyriausiosios žynės, kas turite kortų kanalus, dirbančios iš atžinos, iš trečios akies žmonės su puikia intuicija, kurie mokėsi jausti, mokėsi save pažinti, ėjo kelią į save. Taip, ir sugriuvo senas pasaulis, ego griovė žmonės. Čia su sugriuvusiu ego žmogus mane žiūrės. Žmogus, kuris jau yra nuolankus, kuris yra nuoširdus, kuris žydi, šviečia ir laimingas. Tai žemės ženklo moteriams tiks, kurios be galo malonios, karaliams lazdų, ugningiems vyrukams. Ir žmogus, sako, į tokį tyrumą eina išsivalymą ir sako, nusimeta naštą, kurios jau nereikia jam. Šaunuoliai, mėlyje, 9 monetų einate į finansinį gerbuvį ir sako, imsite savąjį gyvenimą į rankas. Čia žmogų jau nevedžios vadelis, jis jau valdys savąjį automobilį. Taip, pas jūs ateina kulminacija ir jums pavyks pažinti save, pavyks išeiti į finansinį gerbuvį, mėlyje, nes jūs atsitraukime esate santykiuose, galite turėti atstumą, atsitraukimą, paimti pauzę. Tai mėlyje, pasižiūrėkime dabar, kokį pėdsaką tu palikai žmogaus gyvenime. Kokį pėdsaką? Tu pats pasikeitei, tu pats save transformavai, tu esi metamorfozėse. Pasižiūrėkime, kokį pėdsaką tu palikai žmogaus gyvenime. Oi. Žmogus
kūrybiškas žmogus, veržlume, su entuzijazmu. Kažkam tai pavyko sveikatą atstatyti. Mylėjai, čia jeigu mane žiūrite žmonės, gyduoliai, hipnoterapija, kas užsiimate, reiki specialistai, dirbantys su energetika, pavyko sveikatą atstatyti. Lytiškai čia pradėjo veikti, vienu žodžiu, vyrukams, potencija atsigavo, mielas moterys, finansiškai pažmogų, reiškiasi, galėjo, mylėjai, čia, sakau, čia yra grinai, eina su sveikata, kur galėjo vaikų gal neturėti, net su potencija čia kažkas susiję, čia galėjo atsistatyti, čia stipriai padirbėjo energetikai. Ir čia galėjo dar toks būti vienas dalykas, tu palikai tokį pėdsaką žmoguje, kad jisai suprato, kad iš aistros pastatyti santykiai yra jie trumpalaikiai ir gali atnešti griūtį sveikatoje, čia kirto per finansus kažkam. Va tokį pėdsaką tu palikai, suvokimą aišku, atrišai akis užmerktas, kur buvo daug metų užmerktas žmogui akis. Taip, per meilę čia viskas vyko, mėlėjai, tu palikai pėdsaką didelį žmogui, meilėje čia viskas vyko, reiškiasi, tu išvedei iš paviršutiniško gyvenimo, iš tos, reiškiasi, materijos vien tik tai. Taip, žmogus pats jau vos ne angelų tapęs, jisai čia praėjo su tavim transformacijas ir tu praėjai. Ir pėdsaką tokį palikai, kad tu kaip angelas, tu čia kaip angelas atėjęs pas jį, atnešiai suvokimą apie meilę, pakeitė visiškai suvokimą apie meilę, pa žmogų atsivėrė širdis, išsiplėtė širdis, jisai myli, čia mėlėjai per meilę, jisai paleido praeitį, pas kažką dar paleidinėja ir jisai pradėjo suvokti, kas yra dvasingumas, kas yra dėkingumas, kas yra ta šviesa. Žmogus pradėjo eiti dvasinį kelią, būti su savimi, girdėti savąją sielą, būti su savimi vienyje, džiaugtis gyvenimu. Pakeitė žmogų, pertransformavo čia kažkas žmogų. Taip, taip. Tu išvedei iš priklausomybių, tu išvedei iš pornografijos, iš alkoholio, iš parūkymo, iš kažkokios tai materijos, kur buvo žmogus prisirišęs pinigai, pinigai, pinigai. Išvedei, parodai, kad yra dar ir dvasinis pasaulis. Taip. Kad tu išgirstum savąją sielą. Taip, kad čia pavyko žmogui atsinaujinti per jūs, išsinulinti, girdėti savąją sielą. Kokį dar tu pėdsaką palikai žmogaus gyvenime. Suvokimą, kas yra šeima ir be galo tu esi artimas kaip šeima. Čia galėjo žmogus nemokėti sukurti šeimos, turėti daug fobijų, daug menkavertiškumo pa žmogų buvo. Tu atnešiai saulę, tu nunešiai, susprogdinai ego žmogui, atnešiai saulę į jo gyvenimą. Taip, tu galėjai jam ir širdį sudaužyti. Visko čia buvo. Bet žmogus patikėjo meilę ir vėl. Tu palikai tokį pėdsaką, reiškiasi, tu atnešiai tikėjimą meilę. Atnešiai patikėjimą į meilę dar vieną šansą. Taip, kad žmogus nori būti laimingas, kvepėti, žydėti ir sako, tu tas žmogus, su kuriuo jautėsi laimingu. Nesvarbu, ar čia vyras žiūri, ar moteris. Atnešiai laimę į jo gyvenimą. Va tokį pėdsaką tu palikai, suvokimą visai kitokį žmogus turi. Kokį dar pėdsaką? Taip. Sąjunga, meilė. Visai žmogus suvokia, kas tai yra per dalykas. Taip, kad pėdsakas toks, kad tu žmogų panardinai į jo metamorfozės, persikeitei pats. Ir žmogus pradėjo girdėti savąją sielą, savąjį aš, savąjį vidinį aš. Jisai per laužimus, per širdies kažkokius sopulius pajautė save pajautė, kad jisai gyvas, o tokį pėdsaką žmoguje paliko liūto avino arba šaulio ženklo moteris. Taip, savinosi moteris, turėjo problemų su savo programa savinimuose, taip kad dabar moteris pati išėjo iš šitos problemos ir tikrai va išėjo, 8 ketaurių mylėja ir paėmė savąjį gyvenimą į rankas, pakeitė žmogaus gyvenimą, galėjote išeiti į savąjį pašaukimą, energijoms apsikeisti su žmonėmis ir turėdamas gražių svajonių galėjot įgyvendinti svajones. Kažkas tai mylėjai, tas, kas palikote tokį pėdsaką žmoguje, jums pavyks įgyvendinti svajones. Taip. Pas jūs visai kitoks suvokimas, kas mane žiūrite. Taip, jūs išeinate iš krizės į laimę. Pas kažką čia mylėja. Toks pėdsakas paliktas yra, gal mane žiūri gyduoliai.
čia mėlėjai vaikų korta susilaukimo, čia kažkas negalėjo gal susilaukti ilgai vaikų, čia atliktas galingas darbas energetikų. Taip, sukurti šeimą. Taip, kad mėlėjai čia pėdsaką tokį palikote žmoguje per atstumą, kas turite žmogų, kad jisai suvokė, kad ne vien tik tai materialus pasaulis, bet ir dvasinis yra. Jisai jau suprato, kaip apjungti tai, kad būtų laimingas, kad reikia visų pirma paleisti praeitį su žemės ženklo moterimi. Taip, nes vyrukas siekia tos moters, kovoja su vidiniais demonais, su vidumi savo ir niekaip negalėjo tos svajonės pasiekti. Ir niekaip negalėjo, bėga iki tos svajonės ir niekaip negalėjo tą svajonę paimti, nes reikėjo griauti. Reikėjo griauti seną gyvenimą, senus paternus, senus įsitikinimus. Ir tu tikrai palikai, kas mane žiūri, žemės ženklo moteris, galbūt žiūrite, palikote įspūdį, kad yra ir tokių moterų, kurios fantastiškos, kurios transformuojančios vyrą. Čia ir šanso jau nematėte, čia labai ir liūdna buvo, čia perėjote per tokius emocijų pliūpsnius, tai karšta, tai šalta ir pamilote save pati. Ir žmogus pradėjo mylėti save, kažką tai čia išvedėt į savai pašaukimą. Taip, kad palikai tokį pėdsaką, kad žmogus išsivalo iš infantilumo, iš baimių, iš nemigos, iš depresijos, labai gera intuicija suaktyvėjo, pėdsakas galingas. Ir čia galėjo netgi žmonės prarasti vienas kitą, su praradimu susidurti ir finansų, ir tiesiog... Taip, mėlyje, tu taurių moteris galėjai susidurti su kažkokiais praradimais dėl vyruko, reiškiasi, narciziškumo bruožų, kuris galėjo tik atvažiuoti, tu jam pakeiti visą mąstymą, sąmonę keiti, žmogus nori vienę, plečiasi sąmonę, eina galingas transformacijas, mėlyje, liūto avino arba šaulio ženklo vyrukas, išeina iš apatijos ir liūdnumo, finansai pradės pajudėti, štai, tu jam pakeiti jo visą pasaulį, jo visą mąstymą. Jisai nenori visiškai jokių konfliktų žmogus, jisai mato viską aiškiai, tu jo esi mergaitė suvaldžiusi savo į liūtą, pati sustiprėjai ir jame. Ir palikai pėdsaką žmogaus gyvenimą tokį, kad jisai jau toks, koks buvo, nebus. Kodėl čia reikėjo žiūrėti šį kortų skaitimą? Kodėl tu? Kokį tu pėdsaką palikai žmogaus gyvenime? Kam čia reikėjo šio kortų skaitimo, mėlėjai, ką jūs turėjote sužinoti? Ogi sužinoti tu turėjai, kad žmogus išdirba baimę šiandien. Jisai pradirba savo baimės, jisai labai bijojo eiti į dvasinį pasaulį ir ko labiausiai bijojo, ten pasirodo yra tikra, ten yra tikruma, nes ko labiausiai bijai, ten turi ir eiti. Ir tikrai žmogus pergyvenimuose, žmogus patiria kančią, sugriuvo jo senas pasaulis ir jis taip kaip anksčiau gyveno, jis daugiau nebegyvens. Čia yra 9 kėmėliai kardų, o šamanų kortomis tai iš vis galinga. Taip, kad jis stiprėja, drąsėja žmogus, nes tu parodai, kaip reikia žydėti, kvepėti, šokti savojo gyvenimo šokį, kaip čia viską reikia pačiai pradirbti ir žmogui palikai tokį pėdsaką, kad jisai dabar dirba su savimi, tikrai daug darbo įdės, daug dar visko pakeisti savyje turės, bet jisai užaugins nuostabų derlių. Čia yra taurių dešimtokė, jis eina į laimę, mėlėjai, jausdamas save, Dievo akis, mėlėjai. Tai va, tu tokį pėdsaką padarei, atlikai, įspaudei, kad žmogus susipažino su Dievu, su pačiu savimi, suvokė, kas yra visata ir labai daug kas suvokė. Taip, jisai dabar nori ir šeimos, ir ansamblį kurti, ir groti, ir dainuoti, jį neša į džiaugsmą. Tikrai taip, tu palikai didelį pėdsaką liūto avino arba šaulio ženklo vyrui, kuris jau niekada nebus toks, koks buvo. Jisai subirėjo jo ta visa tokia velniški tie tokie potraukiai, jis dabar eina į sąmoningumą. Štai, mėlėjai, kokios jūs nuostabios damos, vyrukai, tikrai pėdsaką galingą palikote savajam žmogui. Sudie, čia buvo Sandra. Kas norite asmeninių kortų skaitimų, kas be kortų, kviečiu pas save. Pradirbsite vidų, kvepėsite, žydėsite, būsite ramesni, geriau miegosite, neturėsite nerimo.
Daug ką sužinosite tiesiog apie save ir būsite ramesni. Sudie, mėlyjei.